Taip, tai pirma pristatysiu planą, tai pristatysiu viešą įstaigą Ekoagros, tada bus pristatyti bendrieji akvakultūros gyvūnų auginimo reikalavimai bei kaip pradėti sertifikuoti akvakultūros ūkį ir jeigu bus klausimų, atsakysime į klausimus. Ekoagros yra vienintelė Lietuvoje nuo 1997 metų veikianti institucija atsakinga už ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę. Šios funkcijos jai pavestos Žemės ūkio ministrų įsakymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Pagrindinė veiklos sritis - ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Taip pat vykdome sertifikavimą pagal NKP ir JAV NOP teisės aktus. Atlikime patikras pagal BioSUS, Demeter, Bioland, Naturland privačius standartus. Ekoagros nėra teisės aktų leidėja. Jos funkcija yra tikrinti teisės aktų laikymas ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Ekoagros teikia informaciją ir konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų ir reikalavimų, organizuoja nemokamus mokymus bei atsako į klientų užklausas. Ekoagros yra nepelno siekianti įstaiga. Ekoagros darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą užtikrina vidinės taisyklės, tvarkos ir kontrolės sistemos. Ekoagros veikla nuolat tikrinama ir vertinama Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos, nacionalinės mokėjimo agentūros, nacionalinio akreditacijos biuro bei išorinių finansinių audito įmonių. Ekoagros klientų anoniminiais 2025 metų apklausos duomenimis įstaigos paslaugų kokybę labai gerai vertina 88% apklaustųjų, o darbuotojų profesionalumą labai gerai, tai yra 93%. Tai reikalavimus nustatantys teisės aktai. Nuo 2022 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas 848, kurio yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtos ekologinės gamybos taisyklės, kuriuose apibrėžiamos tam tikrų reglamentų nuostatų įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtas ekologinės gamybos žurnalas. Ir visus šiuos aktus, teisės aktus galite rasti mūsų tinklapį ekoagros.lt. Tai dabar apie bendruosius akvakultūros gyvūnų auginimo reikalavimus. Tai Lietuvos Respublikoje ekologinė akvakultūros veikla gali būti vykdoma šiuose vietose, tai akvakultūros tvenkiniuose, veisyklose ir arba augyklose. Siekiant užtikrinti ekologiškai auginamų žuvų gerovę ir apsaugą, ekologiniai žuvininkystės tvenkinių ir kanalų pakrantėse draudžiama kūrenti laužus, maudytis, žvejoti ar vykdyti kitokią veiklą, kuri keltų žuvims stresą ar fiziškai žalotų jas. Tvenkinių ir ežerų tręšimas organinėmis ir mineralinėmis medžiagomis vykdomas tik naudojant pagal 24 straipsnį ekologinėje gamyboje leidžiamas trąšas ir dirvožemio gerinimo priemonės, neviršijant 20 kg azoto vienam hektarui kiekiu. Bendras per metus viename hektare užaugintų žuvų kiekis neturi viršyti 1500 kg. Ekologiniais ir neekologiniais gamybos vienetai turi būti tinkamai atskiriami laikantis, kai taikoma valstybių narių nustatytų būtiniausių atskirimo atstumų. Tokių atskirimo priemonių taikymas grindžiamas natūralia aplinka, atskiromis vandens tiekimo sistemomis, atstumais, potvynių srovėmis ir tuo, ar ekologinis gamybos vienetas yra įrengtas prieš srovę ar pasroviui. Jeigu neekologinės gamybos vienetuose auginamos tos pačios žuvų rūšys, kaip ir ekologinės gamybos, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpių vienetuose valda turi būti padalijama į aiškiai ir veiksmingai atskirtus vienetus, o atskirimas užtikrinamas ne mažesniu kaip 0,4 metrų atstumu tarp ekologiškų ir neekologiškų inkubatorių be ekologiškų ir neekologiškų augyklų ir ne mažesniu kaip 10 metrų atstumu tarp ekologiškų ir neekologiškų žuvininkystės tvenkinių, matuojant nuo natūraliai susidariusios krantų ribos. Veiklos vykdytojai turi stebėti
ir kontroliuoti vandens sistemomis tekančio vandens srovę ir įtekančio bei ištekančio vandens kokybę. Atlikdami hidrocheminę analizę, tirdami suspenduotas medžiagas, ištirpusio deguonies kiekio, BDS7, amonio azotą, nitritus, nitratus ir fosfatus, nerečiau kaip 2 kartus per metus. Veiklos vykdytojai periodinius vandens tyrimus vandenyje ištirpusio deguonies ir pH atlieka nerečiau kaip kas 5 dienas prietaisais, kuriems metrologiją reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, nustatytas patikros galiojimo laikotarpis, gauti vandens tyrimų rezultatai vertinami vadovaujantis žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 metų lapkričio 21 dienos įsakymų numeris V149 dėl žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinių normų patvirtinimo 9 punktų. Akvakultūros gamybos vienetuose esantiems akvakultūros įrenginiams, įskaitant juose esančius akvakultūros gyvūnus, taikomas 24 mėnesių pereinamasis laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo deklaracijos, tai yra dokumentų pateikimo viešą įstaigą Ekoagros datos. Suaugusių gyvūnų auginimo etapu žuvys maitinamos natūraliais pašarais, kurių yra tvenkiniuose ir ežeruose. Jei tų natūralių pašarų nepakanka, galima naudoti ekologiškos augalinės kilmės pašarą. Veiklos vykdytojai registruoja duomenis apie konkrečią šėrimų tvarką, visų pirma pašarų pavadinimą ir kiekį, papildomų pašarų naudojimą ir atitinkamus šeriamus gyvūnus ir arba šeriamų gyvūnų partijas, taip pat saugo dokumentus, kuriais patvirtinamas papildomų pašarų naudojimo poreikis. Ekologinė akvakultūra grindžiama iš ekologiškai augintos motininės bandos atvestų jauniklių ir jauniklių iš ekologinės gamybos vienetų auginimo. Veisimo sumetimais sugauti laukiniai arba neekologiškai užauginti akvakultūros gyvūnai gali būti atvežti į valdą tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai nėra ekologiškai augintų veislinių gyvūnų, arba gamybos vienetai veisimo sumetimais atnaujintos genetinės savybės ir tik gavus kontrolės institucijos leidimą, siekiant pagerinti genetinių savybių tinkamumą. Prieš naudojant veisimui tokie gyvūnai bent 3 mėnesius turi būti auginami pagal ekologinio valdymo reikalavimus. Veiklos vykdytojai registruoja duomenis apie gyvūnų kilmę, kuriais remiantis galima identifikuoti gyvūnus ir arba gyvūnų siuntas, atvežimo datą ir gyvūnų rūšį, kiekius, statusą, ekologišką ar neekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį. Ekologinėje gamyboje veisimas vykdomas nenaudojant jokių hormonų ir jų darinių. Apie individualų leidimą, tai dėl leidimo gavimo veiklos vykdytojai raštu turi kreiptis į kontrolės instituciją, prašydami leidimo atvežti į valdą veisimo sumetimais arba siekiant pagerinti genetinės savybės sugautus laukinius arba neekologiškai užaugintus akvakultūros gyvūnus. Veiklos vykdytojai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus, kodėl planuojama atvežti į valdą sugautus laukinius ar neekologiškus akvakultūros gyvūnus, įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti ekologiškai augintų veislinių gyvūnų, taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšį, amžių, skaičių ir kitą svarbią informaciją dėl gyvūnų genetinių savybių. Dėl ligų profilaktikos ir veterinarinių gydymų. Tai liga gydoma nedelsiant, kad gyvūnas nesikankintų, kai netinka fitoterapiniai, homeopatiniai ir kiti produktai, jai būtina, laikantis griežtų sąlygų ir veterinarijos gydytojų atsakomybė gali būti naudojami chemiškai susintetinti alopatiniai veterinariniai vaistai, įskaitant antibiotikus. Prireikus visų pirma nustatomi gydymo kurso apribojimai ir išlaukos. Per metus gali būti taikomi tik 2 alopatinių gydymų kursai, išskyrus skiepijimą ir privalomas likvidavimo schemas. Tačiau, kai auginimo ciklas trumpesnis negu metai, taikomas tik 1 alopatinių gydymų kursas. Jei nurodyti alopatinių gydymų apribojimai viršijami, atitinkami akvakultūros gyvūnai negali būti parduodami kaip ekologiški. Veiklos vykdytojai registruoja duomenis apie taikytas ligų prevencijos priemonės ir nurodo išsamią informaciją apie veterinarinį gydymą ir visų pirma apie priemonių taikymų datą, diagnozę, dozavimą, naudoto produkto pavadinimą,
veterinarinės priežiūros receptą, jai taikoma ir išlaukos laikotarpius taikomus prieš pateikiant rinką ir ženklinant akvakultūros produktus kaip ekologiškus. Ir kaip pradėti sertifikuoti akvakultūros ūkį? Tai visų pirma, reikėtų susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais. Jūs rasite mūsų Ekoagros tinklapyje ekoagros.lt teisės aktai. Tada kontrolės institucijai pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatomų formų dokumentus, sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį. Ir dabar dėl tų dokumentų, tai pagrindinis turėtų būti deklaracija 003 ir išsamus akvakultūros gamybos aprašas 003/5. Papildomai turėtų veiklos vykdytas pateikti formą F135, biologinį saugos planą, darnaus valdymo planą, prevencinius planus konkrečiai akvakultūros, tada tvenkinių, kuriuome planuojama auginti akvakultūros gyvūnus planą su vandens padavimais ir išleidimais. Taip pat, jeigu planuojama viršinti 20 tonų akvakultūros gyvūnų realizaciją, tada ir aplinkai poveikio vertinimą. Taip, visas formas ir dokumentus, kuriuos reikia pateikti, rasite mūsų tam Ekoagros tinklapyje, ekoagros.lt. Dabar įkainiai būtų už sertifikavimą 1 hektarų, tai būtų su PVM 7,71 euro. Ir vienkartinis deklaracijos vertinimo mokestis būtų 161 euras ir 61 centas. Dabar apie pačią sertifikavimo schemą, tai veiklos vykdytojus pateikia deklaracijas, kontrolės institucija gavus deklaracijas priima sprendimą, sertifikuoti arba nesertifikuoti. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, tada sudaroma su veiklos vykdytoju sutartis. Po sutarties sudarimų įvyksta patikra, po patikros išduodami sertifikatas, visi dokumentai papildomi ir kontrolė iki sekančios patikros. Ir apibendrinimas, tai tikimės, kad šių mokymų metu supratote bendruosius akvakultūros gyvūnų auginimo reikalavimus, individualaus leidimo šiems gyvūnams įsigyti tvarką, susipažinote su žuvų gydymo ir ligų profilaktikos principais bei kaip pradėti sertifikuoti ekologinį ūkį ir esame pasiruošę atsakyti į klausimus. Papildomą informaciją rasite mūsų tinklapyje. Taip, tai ačiū už klausymą. Dabar galbūt iš šios temos klausimų. Taip, tai klausimų nėra. Aš tada savo dalį baigiu ir perduodu savo kolegiai. Ačiū, Tomai. Ačiū, Tomai. Tai, uždariau ne tą. Tai tada aš pasidalinsiu savo pranešimu. Tikiuosi, mane visi girdit puikiai ir matot. Tuoj bandau ieškoti. Oi, ne. Tomuka, tik padėk. Čia tik tai ekranas mano. Ekranas, iš tikrųjų. Turbūt dabar gerai. Turbūt matot skaidrę, ar ne? Kolega tuoj man patvirtins, ar mato skaidrę mano. Gerai, ačiū.
Na tai ką, aš norėsiu tiesiog kai kurias vietas papildyti, ką Tomas kalbėjo. Tai Tomas kalbėjo apie pirminę gamybą. Jis mane pristatė, esu trečio sertifikavimo skyriaus tikrintoja ekspertė Reda Butkevičiūtė. Tai mūsų skyrius sertifikuoja antrinės gamybos veiklos vykdytojus, kurie perdirba produkciją, ją tiekia į rinką, importuoja, eksportuoja. Tai iš tikrųjų apie tą antrinę gamybą, tiesiog kas liečia žuvininkystės sritį, pratęsiu visą temą. Na, tai norėsiu tiesiog paliesti tą paruošimo veiklos sertifikavimo klausimą, ką reikia žinoti, ką reikia daryti, kad sertifikuoti paruošimo veiklą, kokie reikalavimai. Na ir pradedu iš pradžių, žinoma, apie ekologiškus produktus rinkoje ir su tokia žinia, kad Lietuvos rinkai tikrai reikalinga yra paruošta ekologiška žuvis. Šiuo metu tikrai nemažai darželių siekia vaikus maitinti ekologiškais, į mytybą įtraukti kuo daugiau ekologiškų žaliavų, sertifikuojasi viešąjį ekologišką maitinimą ir siekia kuo daugiau procentų žaliavų naudoti ne įprastinių, o ekologiškų, ir tai tikrai labai turi didelę naudą mūsų mažųjų sveikatai ir tolimesniam sveikam vystymuisi. Tačiau ekologiškos žuvies, būtent žuvies negali pateikti vaikams, nes jos tiesiog rinkoje nėra. Nes jiems reikia skrostos žuvies arba šaldytos žuvies, kad jie galėtų ją pateikti kaip patiekalą paruošti. Tai čia, žinoma, ir paprastas vartotojas, taip pat jie galbūt įsigytų noriai ekologišką žuvį prekybos centruose, bet deja, šiai dienai mes jų neturime, nes gyvos žuvies, kai negali prekiauti gyva žuvimi prekybos tinklai, tai tokio vartotojas neturi pasirinkimo. Kas liečia sertifikavimą, kaip ir Tomas minėjo, privalo būti sertifikuotas. Jeigu norite tą produktą pateikti į rinką kaip ekologišką, jisai turi būti sertifikuotas. Tai reiškia, tas veiklos vykdytojas, kuris tiekia į rinką produktą kaip ekologišką, jis turi turėti sertifikavimo įstaigos, tai yra kontrolės institucijos išduotą sertifikatą. Na, kas liečia ekologinę gamybą, tai ekologinė gamyba apima ne tik tai pirminė gamyba, tai yra auginimas, tarkim, akvakultūros produktų, bet ir visi kiti etapai, kaip paruošimo veikla, kaip platinimo veikla, sandėliavimo veikla. Na ir reglamente aiškiai yra ir apibrėžta, kas yra gamybos, paruošimo ir platinimo etapai. Tai yra visi etapai pradedant nuo ekologiško produkto gamybos, baigiant jo saugojimu, perdirbimu, pardavimu, tiekimu vartotojų galutiniai, įskaitant ir ženklinimą, importą, eksportą ir subrangos veiklą. Taigi visa grandinė, ji turi būti kontroliuojama, jinai turi būti sertifikuojama, kiekvienas veiklos vykdytojas turi turėti veiklai sertifikatą ir jeigu nors vienas grandinės dalyvis nėra sertifikuotas, tada tokiu atveju nutrūksta kontrolės grandinė, nutrūksta atsekamumo grandinė ir jau toliau produktas negali būti vadinamas kaip ekologišku. Taigi dėl to mes rinkoje šiai dienai ir neturim tos ekologiškos žuvies, vartotojo jinai nepasiekia, nes kaip ir augintojų turim, tačiau tos jau perdirbtos produkcijos nėra. Na, kas liečia paruošimo veiklą, tai žinoma, kad įgyvendinti tą reikalavimą, kad turėti paruošimo veiklos sertifikatą, reikia
kad veiklos vykdytojas pasirengtų visas procedūras ir tam tikras kontrolės sistemas, nes veiklos vykdytojas gali vykdyti tame pačiame gamybos vienete tiek ekologiškos produkcijos gamybą, tiek neekologiškos produkcijos gamybą. Tose pačiose patalpose, tais pačiais įrenginiais, tačiau jeigu tai vykdo tuo pačiu metu ir tais pačiais įrenginiais, tokiu atveju turi įsidiegti procedūras ir tvarkas, kad užtikrintų tų produktų nesusimaišymą, kad būtų taikomos tinkamos įrenginių valymo priemonės, kad nebūtų užterštas ekologiškas produktas ir žinoma, kad visuose etapuose, gamybos etapuose, tie ekologiški būtų produktai aiškiai identifikuojami ir atskirti nuo įprastinių produktų. Na, tarkim, kaip sandėliavimo, jeigu yra vieta kažkokia, tai sandėliavimo vietoje turi būti aiškiai identifikuota, kur yra ekologiški produktai, kur yra įprastiniai produktai. O kas liečia gamybos kažkokius procesus, tai gali būti jie atskirti vietos atžvilgiu, tai vadinasi, gali būti kitoje vietoje gaminamas ekologiškas produktas arba laiko atžvilgiu. Tarkim, kai dažnai įmonės jos pasirenka tokį gamybos būdą, kad kai įranga visa švari, išvalyta, tai iš pačio ryto gamina ekologiškus produktus, o vėliau neekologiškus. Arba pasirenka kažkokias konkrečias dienas, kada gaminami tik ekologiški produktai. Tai čia tokius nusimatyti pati įmonė gali tuos veiksmus, kaip įgyvendins atskirimo ir nesusimaišymo tuos reikalavimus. Kas liečia paruošimo veiklą, tai paruošimo veikla, perdirbimas produkto ar ženklinimas to produkto, tai gali būti atliekama ne pačio veiklos vykdytojo, gali būti atliekama ir subrangovo, nes, kaip žinom, vis tiek tai yra įrenginiai, tai yra patalpos, tai yra ir personalas, ir visų pirma svarbu yra tai, kad veiklos vykdytojas turi atitikti ne tik ekologinės gamybos reikalavimus, bet svarbiausia turi atitikti bendruosius maisto saugos reikalavimus. Tai jeigu veiklos vykdytojas neturi galimybės, bet turi tokį planą, kad tiekti produktą perdirbtą į rinką, tokiu atveju gali pasitelkti į pagalbą subrangovą, kuris turi galimybę perdirbti produktą ir kuris atliktų paslaugą būtent produkto perdirbimui. Taigi gali būti du variantai, kas liečia subrangovo atsakomybės. Gali būti pats subrangovas atsakingas už paruošimo veiklą. Tai reiškia, kad tas subrangovas turi sertifikavęs paruošimo veiklą. Jisai jau yra kontroliuojamas sertifikavimo įstaigos, turi išduotą paruošimo veiklai sertifikatą, jisai savo vardu jau tiekia į rinką, tarkim, ekologiškus žuvies produktus ir jis sutinka jums atlikti paslaugą, jums paruošti produktą pagal jūsų užsakymą. Tai tokiu atveju jūs deklaruojate, kad jūs turite subrangovą, kuris atliks paruošimo veiklą ir tokiu atveju kontrolė paruošimo veiklos bus atliekama būtent pas subrangovą. Kitas variantas yra, kai už paruošimo veiklą atlieka atsakingas pats veiklos vykdytojas, jis randa tą subrangovą, kuris gali jam perdirbti tą produktą, tačiau subrangovas neketina sertifikuotis, tai tokiu atveju galite tiesiog irgi pateikti informaciją, kad subrangovas, tarkim, yra tokia ir tokia įmonė, kuri atliks paruošimo veiklą, tačiau jau už subrangovo paruošimo veiklos sertifikavimą ir kontrolę būsite jūs atsakingas kaip gamintojas ir jau už tą kontrolės objektą reikės, jau atsiranda jums sertifikavimo mokestis už paruošimo veiklos sertifikavimą. Tai čia yra du tokie
turint subrangą, du skirtingi variantai. Tai kai subrangovas yra sertifikavęs paruošimo veiklą, tada nereikia jums mokėti už paruošimo veiklos sertifikavimą. O kai jau subrangovas neturi sertifikavęs paruošimo veiklos, tai tokiu atveju jau reikėtų mokėti už paruošimo veiklos sertifikavimą būtent tam, kuriam atlieka paslaugą. Kas liečia ekologinę gamybą, jeigu, tarkim, norite sertifikuoti paruošimo veiklą, tai būtinai reikalinga nusimatyti ekologinės gamybos rizikos taškus. Tai ypatingai svarbu, kai tai tuo pačiu metu yra vykdoma ir ekologiškų produktų gamyba, ir neekologiškų produktų gamyba tame pačiame gamybos vienete. Tai yra tuo pačiame adrese, tose pačiose patalpose yra eko ir neeko gamyba. Tai tokiu atveju reikėtų įsivertinti rizikos taškus, nusistatyti procesą ar kritinį žingsnį, kur gali būti kažkokia rizika, kad ekologinės gamybos reikalavimas gali būti neišpildytas arba gali būti kažkoks nukrypimas. Taip pat reikėtų nusistatyti reikalingos tos prevencinės priemonės, jeigu nėra galimybės kontroliuoti kitaip, ir apsibrėžti tas atsargumo priemonės, jos turi būti tinkamos ir proporcingos. Ir, žinoma, vykdyti savikontrolę, kitaip tariant, vidinius auditus. Tai yra įsivertinti, ar tikrai jūs įgyvendinate tos ekologinės gamybos reikalavimus. Tai iš tikrųjų čia yra nieko labai yra, tai yra iš tikrųjų panašu su bendraisiais reikalavimais, nes jeigu yra vykdoma paruošimo veikla, tai tikrai kiekviena įmonė turi turėti arba RSVT sistemą pagal bendruosius reikalavimus, arba ten geros gamybos praktikos reikalavimus įsidiegę. Tai tą bendrųjų reikalavimų kontrolės sistemą, tarkim RSVT sistema, gali būti papildyta ekologinės gamybos rizikų taškų, irgi to prevencinėmis kažkokiamis priemonėmis. Tai galima tą kontrolės sistemą integruoti į esamą jau įprastinių produktų kontrolės sistemą. Kas liečia žuvų skerdimo reikalavimus, tai tikrai jie yra tik tai keli. Tai visų pirma, kad vandens gyvūnus prižiūrintis personalas turi turėti reikalingų pagrindinių žinių ir įgūdžių gyvūnų sveikatos ir gerovės poreikių srityje. Ir turi būti skerdimo metu sumažinamos žuvų kančios. Kas liečia dokumentų sertifikavimą, tai kaip ir kolega sakė, mūsų tinklalapyje rasite visą informaciją reikalingą, ką reikia žinoti veiklos vykdytojai, kuris nori sertifikuotis pirmus metus ir kokius dokumentus reikia pateikti. Yra skiltis ekologiškų produktų tvarkymas, ten rasite visus reikalingus dokumentus. Pagrindinis dokumentas tai yra deklaracija, ir deklaracija yra tokie kaip klausimai dėl priėmimo, nes jeigu produktą priimate, tarkim, iš kažkokio tai tiekėjo, tai yra reikalavimas tikrinti tiekėjo sertifikatą, tai yra įsitikinti, ar tikrai jūs priimate produktą ekologišką, ar, tarkim, tiekėjas per klaidą nesumaišė ir jums neatkrovė įprastinio produkto. Tai čia ir dokumentų tikrinimas, ir sertifikato tikrinimas, taip pat atsekamumo užtikrinimas, tai reiškia ekologiško produkto atsekamumo užtikrinimas, susimaišymo reikalavimo, ta prasme, kontrolė užtikrinimas, ir atsargumo priemonės ir veiksmai, bei trumpas gamybos proceso aprašymas, ką jūs gaminsite, ar tai bus, iš kur pirksite žaliavą, ar jinai bus supakuota, tarkim, ta prasme, aišku, kaip bus gaunama žaliava ir panašiai. Ir kaip jūs ją realizuosite, ar supakuota, ar paženklinta galutiniam vartotojui skirta, ar ne, ir panašiai. Bet kokiu atveju, jeigu kyla klausimų dėl deklaracijos pildymo, tai visada rekomenduojame kreiptis į mus, į trečio sertifikavimo skyriaus specialistus, tikrintojus, ekspertus, ir jums atsakys į jūsų klausimus.
Kitas dokumentas, kuris reikalingas pateikti kartu su deklaracija, tai yra sertifikuojamų produktų sąrašas. Jame turi atsispindėti, ar visas tas veiklas tiek sandėliavimo, platinimo, paruošimo vykdysite jūs patys, jūs kaip veiklos vykdytojas, ar jūs turėsite subrangovų. Turi atsispindėti ir subrangovo adresai, kas tas subrangovas, ir taip pat turite nurodyti visą realizuojamų ekologiškų produktų sąrašą. Kas liečia sąrašą šį, tai jo pasirašyti nereikia, jūs jį atsiunčiate kartu su deklaracija Excelio formatu ir jį galima pildyti, jį galima keisti, tiesiog informuojant elektroniniu paštu ir atsiunčiant pakeistą formą. Jeigu tai būtų, tarkim, jau po sertifikato gavimo naujas produktas pasipildo naujų produktų, tai tokiu atveju reikėtų pažymėti, kad N raide, kad tai yra naujas produktas. Kas liečia produktus, jeigu jis yra ne vien komponentis, jeigu yra iš kelių sudėtinių dalių, tarkim, paimkim marinuotas ar ne žuvies gabalėliai kokie, ar ne, tarkim, su druska ir su kokiais krapais, pavyzdžiui. Tai tokiu atveju jau reikia ir pateikti receptūrą ir ženklimo etiketę suderinimą. Kas liečia įkainius, tai įkainiai yra pateikti mūsų tinklalapį ir įkainiai priklauso nuo įmonės dydžio. Jeigu įmonėje dirba mažiau negu 10 darbuotojų, tai bus taikomas mažesnis įkainis. Ir paruošimo veikla irgi yra diferencijuojama, tas įkainis priklausomai nuo to, ar yra tik tai ekologiški produktai tvarkomi, ar yra ir įprastiniai. Tai jeigu yra ir tokia, tokiu atveju šiek tiek didesnis įkainis yra, o jeigu įmonėje dirba daugiau kaip 10 asmenų ir metinė balanso suma viršija 2 milijonus eurų, tarkim, tai tokiu atveju jau taikomas didesnis įkainis. Vėlgi priklauso nuo jūsų veiklos, ar tai bus tik tai ekologinė gamyba, ar tai bus ir įprastiniai produktai tame jūsų įmonėje tvarkomi. Na ir trumpai taip pat pateiksiu informaciją apie ženklinimą, kokie yra reikalavimai ekologiškus produktus tiekiant rinkai dėl ženklinimo. Tai privalomas yra ženklinimas, turi būti ženklinimo etiketėje pateikiamas ES logotipas, šis ženklas, kaip matote. Jeigu tas produktas yra tiekiamas galutiniam vartotojui ir jis yra sufasuotas, tai jeigu siekiama platinti ES rinkoje, tai tokiu atveju būtinai turi būti nurodytas ženklinimo etiketėje ES logotipas, kontrolės įstaigos kodas, Ekoagros kontrolės įstaigos kodas yra LT-ECO 001 ir vieta, kur užaugintos ekologiškos žaliavos. Tai jeigu užauginta akvakultūros produkcija yra Lietuvoje, tokiu atveju bus ES žemės ūkis. Tai privaloma pateikti šalia ES logotipo šias nuorodas. Na ir logotipui yra taikomi ne tik tai spalvai reikalavimai, bet ir išmatavimams, kad logotipas turi būti ne mažesnis kaip 13,5 ant 9, o ant labai mažų pakuočių leidžiama naudoti 9 ant 6 dydžio logotipą. Ir jeigu spausdintuvas yra tik tai juodai baltas, tai tokiu atveju gali būti ženklas juodai baltas. Bet jeigu jūsų etiketėje bus daugiau spalvų, ne tik juodai balta, tai tokiu atveju turi būti būtinai logotipas standartinės žalios ir baltos spalvos. Jeigu yra jūsų produktas tiekiamas Lietuvos rinkai, tai vėlgi galutiniam vartotojui Lietuvos rinkai, tokiu atveju jau atsiranda reikalavimas pateikti etiketėje ne tik tai ES logotipą su privalomom nuorodom,
bet ir turi būti ekologiškų produktų ženklas. Tai yra nacionalinis ekologiškų produktų ženklas. Jie turi būti pateikti vienas šalia kito arba, kitaip tariant, tame pačiame regos lauke. Ir, svarbu labai, kad atkreipti dėmesį į tuos dydžius ir, pavyzdžiui, ES logotipo ilgio ir pločio santykis turi būti 1:1,5, o nacionalinio irgi jo matmenys gali būti didinami, bet mažiausias, ne mažesnis turi būti kaip 15:10,71. Kas liečia ženklinimo etiketes, tai prieš spausdinimą yra reikalavimas, kad jūs turėdami projektą privalote pateikti ženklinimo etiketės kontrolės institucijai suderinimui, nes jeigu ekspertas nustatys kažkokių tai trūkumų arba kažkokias klaidas, tada pasitaisote ir kai bus tik tai suderinta etiketė, tada jau tiekti galite spausdinti, taip išvengsite nereikalingų papildomų kaštų, jeigu ženklinimo etiketė bus neteisinga parengta. Kas liečia ženklinimą, tai čia pateikiau dar papildomos informacijos iš Europos komisijos puslapio, tai dėl bendrųjų reikalavimų, kokie yra taikomi bendrieji ženklinimo reikalavimai. Kas liečia bendrosios ženklinimo reikalavimus, tai norėčiau paminėti, kad už juos atsakinga yra maisto veterinarijos tarnyba, tai jeigu turėsit klausimų dėl bendrųjų ženklinimo reikalavimų, kreipkitės ten. O už ekologiškų produktų, už ženklinimo reikalavimus būtent dėl ekologijos, tai jau yra mūsų kontrolės sritis. Kas liečia ženklinimą, tai labai rekomenduočiau dar taip pat naudotis mūsų tinklalapyje esančią nuorodą, kur yra naudinga informacija, rasite skiltį ekologiškų produktų ženklinimas. Ir čia yra tikrai daug informacijos apie privalomas nuorodas, apie ženklų naudojimus ir yra privalomas etikečių derinimas ir ženklinimo klausimynas. Tai tikrai geras dokumentas, kuriame galite pasitikrinti savo ženklinimo etiketės projektą, ar jisai tikrai atitinka nustatytus reikalavimus. Tai tiek trumpai apie paruošimo veiklą. Tai kas yra svarbu, kad paruošimo veiklos sertifikatas suteikia teisę platinti skrostą ekologišką žuvį ir jos produktus kaip ekologišką, ar ne? Tai vadinasi, tas vartotojas galutinis, jisai turės tą galimybę gauti ekologišką žuvį. Ir tada tokia veikla išpildytų vartotojų poreikius. Tai kviečiame sertifikuotis ir kad atsirastų tos ekologiškos žuvies produktų kuo daugiau mūsų rinkoje, būtent kuri užauginta Lietuvoje. Tai ačiū už dėmesį. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, klauskite. Ar bus klausimų? Ne, turbūt nebebus, tai ką žinau, aš gal tada ačiū visiems už dėmesį ir linkiu gražios dienos tada visiems. Viso geriausio.